Ką manai apie keliamą baimę BTC dėl tų superkompiuterių? Tai burbulas tiesiog. Ar jūs suprantat, kad jeigu jūs jau jaudinatės dėl bitkoino, o tai kodėl jūs nesijaudinat dėl registrų centrų, kodėl jūs nesijaudinat dėl bankų, ten lygiai tie patys, dar lengviau juos nulaužti, nes tai yra centralizuoti tinklai ir jie irgi naudoja kriptografiją. Ne tokią kompleksišką kaip kriptovaliutos, bet vis tiek jie naudoja kriptografiką. Ir jeigu pasaulinis kompiuteris, tai gali daryti įtaką ir gridams irgi, ir energijos krizė gali būti. Tai kodėl jūs iškart galvojat apie bitkoiną? Dabar, kas vyksta su pačiu bitkoinu, teoriškai bitkoino sudėtingumas prisitaiko, kas kažkiek tai blokų. Pagal galingumą, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu atsiranda daugiau minerių, kasėjų vadinamų tų centrų, kurie kasa kriptovaliutas, tai automatiškai sudėtingumas prisiderina prie jo. Jeigu sumažėja, kai dabar buvo nukritęs apie 60 000, daug kripto kasimo įmonių tiesiog atsijungė ir perėjo į dirbtinio intelekto duomenų centrus, nes pelningiau buvo negu kasti, tarkim, bitkoiną. Tai automatiškai jie, kai atsijunginėja, tai sudėtingumas irgi mažėja automatiškai. Tai yra kodas, tai viskas padaryta ir teoriškai mes nežinom, kaip praktiškai suveikti. Tai va dėl superkompiuterių, dėl kvantinių kompiuterių, jeigu bandytų nulaužti bitkoiną, tai teoriškai turėtų sudėtingumas lygiai grečiai didėti realiuoju laiku ir nebūtų įmanoma jo nulaužti. Ir labiau reiktų jaudintis dėl sakau, visų kitų duomenų.